Sveiki. Žinau, kad daugelis čia atėjote dėl ASMR, tie šnabždesiai, raminantis garsai, atsipalaidavimas. Taip, trumpam jie padeda, bet pasakykite man, ar kada nors jautėte, kad po kurio laiko viskas grįžta, tas nerimas, tas stresas, ta įtampa. Nes tai nėra tikrasis atsipalaidavimas ir streso įveikimas, tai yra tik pabėgimas nuo jo. Dauguma žmonių ieško greitos galimybės, spaudžia play ir tikisi stebuklų. Bet tai neįvyksta. Problemos nesitraukia, jos tiesiog stumdomos į šalį. Ir ką tai duoda, niekam nepadeda. Čia aš jums sakau ir jums, ir savo. Gal mes darome kažką ne taip? Gal jūs tik manote, kad atsipalaidavote? Aš einu kitu keliu. Aš jau kurį laiką mokausi ir pati kuriu meditacijas ir atsipalaidavimo technikas. Ir suprantu, kad jos ne tik ramina, jos keičia. Jos moko ne tai, kad pabėgti nuo savo minčių, bet su jomis susidurti, jas priimti, išgyventi. Ir tada prasideda pokytis. Taip pat kuriu greitas praktikas, 5-10 minučių, kartais netgi 2, kurios iš tiesų duoda naudos mūsų smegenim, jeigu yra praktikuojamos kasdien ir su nerimu mes tvarkomės daug geriau. Ir pastebėjau, kad kai pradėjau to užsiimti, nustojau klausyti ASMR, nes man tiesiog nebereikia, aš tiesiog pati užmiegu. Ir taip pat mano paskyroje galite rasti kvėpavimo pratimus ir patarimus, kaip greičiau pasiekti nusiraminimo būseną, kurie ateina ne dėl nustumimo, o dėl įsiklausimo. Ir kvėpavimas yra viso ko inkaras. Kvėpavimu mes galime save suaktyvinti, galime save nuraminti, galime tiek daug pasiekti vien su kvėpavimu. Tik tai dauguma to net nežino, net neįsivaizduoja, nes nėra pabandę. Ir mano praktikos nėra tik tai malonus garsas. Tai yra pokytis, kuris veikia ilgiau negu 5 minutės. Tai yra ramybė, aiškumas, tikra jėga viduje. Ir taip, jį gali šiek tiek išmušti iš komforto zonos. Gali, bet tokia yra kaina. Ir dar vienas svarbus dalykas, nebebus mano turinio čia viešai prieinamo. Jokio ASMR, jokio atsipalaidavimo, nieko. Dabar visos meditacijos bus uždaros su nuoroda, kad galėtum pasiekti jas ten, kur tikrai noriu dalinti savo energiją. Nes paprasčiausiai nebejaučiu nei noro, nei motyvacijos dalintis čia viešai. Jeigu nori tikro pokyčio, daugiau negu ASMR, ne tik garsų, eik į mano Instagramą. Ten rasi lengvas meditacijas, greitus būdus nusiraminti, paprastas praktikas, kurios iš tiesų darys pokytį tavo galvoje, tavo smegenyse ir tavo gyvenime. Labai nuoširdžiai tau sakau. Tie patarimai iš tiesų veikia, nes ASMR gali nuraminti garsais, bet meditacijos nuplauna viską iš esmės. Jeigu tik darai, labai nuoširdžiai dalinuosi su jumis ir noriu palinkėti visiems sąmoningumo, nebėgti nuo savo problemų, nebėgti nuo savo minčių, o kaip tik atsigręžti ir pagalvoti, ką kūnas šitą būseną, šitomis mintimis man nori pasakyti, ką jis man nori priminti. Labai, labai nuoširdžiai šito linkiu. Ir jeigu norite toliau stebėti mano veiklą, kviečiu jūs pasiekti mane Instagrame, kur pamatysite dar daugiau visko.